Ekologinio ūkio darbininkai augina žemės ūkio kultūras, daržoves, vaisius, gyvulius, paukščius, gamina ekologišką žemės ūkio produkciją. Naudodami ekologiškus darbo metodus ir trąšas, sėja, prižiūri ir nuima derlių. Ruošia pašarus, šeria ir prižiūri gyvulius bei paukščius. Dirba traktoriais ir žemės ūkio mašinomis, eksploatuoja ir prižiūri ūkinius pastatus. Gali dirbti samdomais darbuotojais arba savarankiškai ūkininkauti. Mano vardas yra Eimantas, man yra 17 metų, mėgstu lankytis teatruose, parodose, gal mokykloje labiausiai patinka dailės, technologijų ir istorijos pamokos. Domiuosi skulptūra, tapyba, grafika, fotografija, norėčiau būti istoriku arba menotyrininku. Aš esu Ieva, man 18 metų. Domiuosi gamtos mokslais, labiausiai patinka biologija. Baigusi mokyklą norėčiau būti mokslininkė ir sukurti vaistus nuo nepagydomų ligų. Laisvalaikiu mokausi groti pianinu. Esu Ignatas, man 16 metų. Patinka studijuoti kalbas. Mokausi lietuvių, anglų, prancūzų ir net japonų. Norėčiau studijuoti psichologiją. Groju gitara, būgnais bei lūpinę armonikėle. Dalia Ėmužytė, profesija ūkininkė, ekologinio ožkų ūkio savininkė, darbo stažas 11 metų. Mūsų ūkis yra pieninių ožkų ekologinis ūkis, veislynas ožkų. Ir tai apsprendžia, ką mes darom. Tai yra mes auginame ožkas, kurios duoda gerą pieną, iš jo mes gaminame sūrį, varškę, kitus produktus, mėsą taip pat. O be to mes auginam veislinius ožiukus ožkytės pardavimui. Tai yra mūsų pagrindinė produkcija. Mes apdirbam apie 100 hektarų žemės, tiek savos, tiek nesavos, tiek nuomotos. O gyvūnų mes turėjom apie 500 su mažyliais. Jeigu yra modernus ūkis, tai be galo daug technikos yra. Pradėkime nuo tvarto, tai yra ir šėrimo įranga, ir traktoriai visi, ir melžimo įranga. Jūs galėsit pasižiūrėti, yra melžiama iš karto 12 ožkų, melžimo aparatūra, yra plovimo įrangos specialios. Mano darbo diena prasideda arba pusė 4, arba pusė 5, arba 5. Darbininkų darbas prasideda apie 7, pusė 8. Darbininkam priklauso pašarus suruošti žiemai, suvežti dabar dar tuščias tvartas, kadangi karšta, mes specialiai vasarą nevežam pašarų, bet jau dabar atvėsų reikalinga visą šieną suvežti tvartą, kad žiemą būtų lengviau. Va. Toliau mėšlą išmėšti, visą šitą dalyką padaryti. Laiku pašert žiemą, jeigu žiemos metu reikia šerti gyvulius, pagirdyti, kad būtų visi pavalgę, sotus ir pagirdyti. Tai va pagrindinis jų darbas. Yra ir specialybės, yra ir kursai, ir kažkokios tai tobulinimosi programos. Gyvenimas nesibaigia, kad aš baigiau mokslus ir tom viskas susibaigė. Visą laiką turi mokytis ir tobulintis. Visada reikia žinoti, kad ūkininkas turi dirbti 3-4 kart sparčiau negu darbininkas. Tik tada jis rodys gerą pavyzdį ir tik tada darbininkas dirbs. Pareigos dažnai keičiasi ūkyje. Nesvarbu, kad čia ekologinis ar ne ekologinis. Paprasčiausiai, kai yra darbų daugiau, turime visi žinoti, kad dažnai kyla tokis klausimas. Čia ne mano darbas. Negali būti tokio klausimo. Gražiai nuimi ir įdedi čia, taip? Čia už jau nuėmiau? Taip, tada įimi už šito. Ir dabar visą perteklių nuo čia nuimi gražiai ir paspausdama į dešinę. Viską darai į dešinę. Ir paspausdama visą formelę, kad sūris atšoktų nuo senelių. Sūrių gamyba greičiausiai buvo įdomiausias dalykas, kurį aš šiandien pamačiau. Viską pats pagamini, viską sugalvoju, kaip parduot, kur parduot. Tai iš tikrųjų rimtas verslas. Šitą į tą pastumk, taupiai turi naudotis, taupiai, nes kiekvieną blėką reikės plauti. Čia irgi yra chemikalai, čia irgi yra viskas, kas netaupu, vanduo, tai jau yra prieš gamtainį. Gali būti labai daug nemalonių darbų, kur nepatinka niekam jų dirbti, bet juos privalu padirbti. Pavyzdžiui, pakreikti tvartą, nes žinai, kad ožka paskiau miegos nešvariai. Arba ožiukas purve. Ateik čia. Perlips? Aš išgalvoju. Toks malonus darbas, nes matai labai greitai savo rezultatą. Kad va, tipo, buvo nešvarus ten tvartas ir tada paimi ir jis pasidaro švarus. Mes su šakėmis kreigiam tvartą. Tam, kad turbūt galėtų ožkytės miegot saldžiai. O pala, mes ant mėšlo vaikštam, ne? Jo. Super. Kiekvienam darbė yra tokių niuansų, kurie nepatinka. Tu turi tą darbą paprasčiausiai padaryti. Jeigu negali vienas žmogus, turi kitas žmogus padaryti. Jeigu negali darbininkas, turi ūkininkas padaryti pats. Jeigu darbininkų yra išeiginės arba atostogos, tai be abejo daro tas ūkininkas. Šita sistema yra kuom gerai.
Darbo našumas išauga 12 kartų. Tai, kad tu melštum vieną ožką, tu pamelži iš karto 12. Aišku, pirmą norėčiau pati pabandyti pamelžti, o paskui jau su įranga irgi įdomu. Kiekvienas sąmoningas žmogus, kuris tik pradeda galvoti, ką jisai valgo, ką jisai geria, jis iš karto pamato, kas yra gerai. Man teikia malonumą, kai aš pagaminu kažkokią tai naują sūrio rūšį ir nuvežu ją į rinką ir visi pasako, koks nuostabus sūris, koks skanus sūris, dar kas nors tokio. Tai čia man teikia pasitenkinimą, kad aš ne veltui ten kažką tai sugalvoju ir man tai patinka, kurti. Ekologinėse ūkėse yra gaunama mažesnė produkcija, bet jinai būna visada kokybiška be jokių išlygų. Tu turi viską žinoti, viską gerai išmanyti ir už viską atsakomybę prisimti ant savęs ir daug darbų atlikti. Tai tikrai sunkus ir didelis darbas. Tokiu ne tai, kad gerbėjų ar fanų, bet aš dabar gerbsiu jų produkciją ir jų darbą. Dalia yra atkaklus, nebijantis savo sprendimai žmogus. Sunkiausia tai nenuleisti rankų niekada ir laikytis tos tvarkos savo rutinos. Labai daug konservantų deda į šių dienų maistą, todėl kuo daugiau ekologinių ūkių bus, gal ateityje ekologinis maistas bus dar pigesnis ir visi maitinsimės dar sveikiau.